Sveiki! Šiame vaizdo įraše aš Jums pademonstruosiu, kaip nesudėtingai galite užsiregistruoti savo įmonę Atradau LT duomenų sistemoje. Viskas, nuo ko Jums reikia pradėti, tai paspausti mygtuką Registruotis. Tuomet Jūsų ekrane bus pateikta registracijos anketa, kurioje Jums reikia užpildyti pateiktus laukelius. Tai yra Jūsų pasirinktas naudotojo vardas, slaptažodis. Būtinai atkreipkite dėmesį, kad minimalus slaptažodžio ilgis yra 8 simboliai, jame turi būti bent viena mažoji bei didžioji raidė ir bent vienas skaitmuo. Tuomet nurodykite savo elektroninį paštą, vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, mobilų telefono numerį bei šalį, iš kurios registruojatės. Ir įveskite patvirtinimo kodą ir spustelėkite mygtuką Užsiregistruoti. Sėkmingos registracijos metu Jums bus pateiktas pranešimas, kuriame bus prašoma, kad Jūs pasitikrintumėte savo elektroninį paštą. Jūsų elektroninio pašto dėžutėje bus pateikta nuoroda, kurią paspaudus Jūs aktyvuosite savo paskyrą. Paspaudus ant nuorodos Jums bus pateiktas pranešimas, kad Jūsų paskyra aktyvuota. Tuomet viskas, ką Jums reikia padaryti, paspausti Prisijungti ir, žinoma, suvesti prieš tai nurodytus duomenis pateiktoje lentelėje ir paspausti mygtuką Prisijungti. Prisijungus prie paskyros, Jūs matysite savo profilį. Šioje dalyje yra 2 labai svarbus pasirinkimai. Jeigu Jūs pirmą kartą registruojatės prie Atradau LT sistemos ir Atradau LT duomenų bazėje nėra Jūsų įmonės duomenų, tuomet Jums reikia pasirinkti Mano įmonės. Žinoma, bus pranešimas, kad nėra duomenų, bet tuomet Jūs turite pasirinkti Nauja įmonė. Pasirinkus tai, Jums bus pateikta lentelė, kurioje Jūs galite užpildyti visus Jūsų įmonės duomenis, arba, jeigu nenorite ilgai užtrukti, tiesiog įveskite įmonės pavadinimą ir žemiau esančioje puslapio vietoje paspauskite Sukurti. Vėliau, žinoma, galėsite šios duomenis bet kada redaguoti. Paspaudus Sukurti, Jums bus pateiktas pranešimas, kad duomenys išsaugoti, bet nepatvirtinti. Jūs turėsite palaukti, kol juos patvirtins administratorius. Tai įvyks pakankamai greitai. Administratoriui patvirtinus Jūsų duomenis, Jums visą tai reikia pasitikrinti vėl paspaudus mygtuką Mano paskyra. Taigi Jūs atsidurite profilyje, šį kartą žingsneliai tie patys. Spaudžiate Mano įmonės, tik tiek, kad šį kartą jau yra rodoma Jūsų užregistruota įmonė. Tam, kad galėtumėte redaguoti informaciją, paspauskite ant ID kodo ir matote lentelę, kurioje yra duomenys, kuriuos Jūs nurodėte. Ir tam, kad galėtumėte juos redaguoti, tiesiog paspauskite Redaguoti įmonės duomenis. Viskas, tai paprasta. Dabar grįžkime atgal Jūsų profilį ir jeigu Jūs žinote, kad Jūsų įmonė jau yra Atradau duomenų sistemoje, tačiau Jūs norite prie jos prisiregistruoti, tuomet Jums reikia pasirinkti Subjektų administravimo prašymai ir paspausti Pridėti naują prašymą. Tuomet nurodykite subjekto pavadinimą. Tai šiuo atveju įmonės pavadinimą, prie kurios Jūs norite prisiregistruoti ir paspauskite Ieškoti. Paspaudus Ieškoti, Jums paieška išmes lentelę būtent tos įmonės, prie kurios Jūs norite prisiregistruoti. Viskas, ką Jums reikia padaryti čia, nepamiršti varnele pažymėti šio laukelio ir paspausti Prašyti administravimo teisių. Tuomet Jūsų prašymas bus pridėtas. Taip pat šį statusą turės patvirtinti administratorius. Iš karto, kai jis patvirtins Jūsų statusą, Jūs vėl turite grįžti į Mano paskyra profilį ir žingsnelis kartojasi. Spaudžiate ant Mano įmonės ir dabar Jūs matote abi savo įmonės. Tai yra ta, kurią Jūs priregistravote, ką tik prisijungėte prie Atradau LT sistemos, ir įmonė, prie kurios Jūs prisiregistravote, ta įmonė, kuri jau buvo Atradau duomenų bazėje. Viskas labai paprasta, tačiau jeigu Jūs turėsite klausimų, visada galite susisiekti su Atradau LT administratoriumi. Jūs tai galite padaryti puslapio apačioje pasirinkę mygtuką Kontaktai. Tuomet Jūs gausite registracijos anketą, kurioje galite nurodyti savo vardą, telefono numerį, elektroninį pašto adresą, temą bei žinutę. Tai yra Jūsų klausimas, kas Jums nepavyko ar kas Jums neišėjo, tam, kad administratorius galėtų kuo greičiau su Jumis susisiekti ir Jums padėti. Tikimės, kad šis vaizdo įrašas Jums padės lengviau prisiregistruoti Atradau LT sistemoje. Naudokitės, naršykite, nes Atradau LT dabar Jūsų.